7 skirsnis Lietuvos Respublikos vyriausybė. 91 straipsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybę sudaro ministras pirmininkas ir ministrai. 92 straipsnis. Ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos prezidentas. Ministrus skiria ir atleidžia ministro pirmininko teikimu Respublikos prezidentas. Ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskirimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos prezidento patvirtintą vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą. Vyriausybė gražina savo įgaliojimus Respublikos prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos prezidentą. Nauja vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių Seimų narių balsų dauguma pritarė jos programai. 93 straipsnis. Pradedami eiti savo pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato vyriausybės įstatymas. 94 straipsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybė tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką, vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos prezidento dekretus. Koordinuoja ministerijų ir kitų vyriausybės įstaigų veiklą, rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą, rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus, užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, vykdo kitas pareigas, kurias vyriausybei paveda konstitucija ir kiti įstatymai. 95 straipsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų vyriausybės narių balsų daugumą priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius. Vyriausybės nutarimus pasirašo ministras pirmininkas ir tos srities ministras. 96 straipsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą vyriausybės veiklą. Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, atsakingi Seimui, Respublikos prezidentui ir tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui. 97 straipsnis. Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos vyriausybei ir vadovauja jos veiklai. Kol nėra ministro pirmininko ar jis negali eiti savo pareigų, Respublikos prezidentas neilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui ministro pirmininko teikimu paveda vienam iš ministrų jį pavaduoti, o kai tokio teikimo nėra, Respublikos prezidentas vienam iš ministrų paveda pavaduoti ministrą pirmininką. 98 straipsnis. Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas. Ministrą laikinai gali pavaduoti ir ministro pirmininko paskirtas kitas vyriausybės narys. 99 straipsnis. Ministras pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse. Taip pat gauti kitokį atlyginimą išskyrus jam nustatytą pagal pareigas vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą. 100 straipsnis. Ministras pirmininkas ir ministrai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė bei iš ankstinio Seimo sutikimo. O tarp Seimo sesijų bei iš ankstinio Respublikos prezidento sutikimo. 101 straipsnis. Seimo reikalavimų vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą. Kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus. Priešingu atveju vyriausybė turi atsistatydinti. Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais. Kai Seimas 2 kartus iš eilės nepritarė naujai sudarytos vyriausybės programai, kai Seimas visų Seimo narių balsų daugumą slaptų balsavimų pareiškė nepasitikėjimą vyriausybę ar ministrų pirmininku, kai ministras pirmininkas atsistatydina ar miršta, po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja vyriausybė. Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą juo slaptų balsavimų pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Vyriausybės ar ministro atsistatydinimą priima Respublikos prezidentas.